suktuvas, akumuliatorinis elektrinis suktuvas. Toliau galvučių komplektai įvairių skirtingų galvučių atsuktuvų. Aišku, pakrovimo įranga, pakrauti įrankiam, slankmačiai, grąžtai, įla, ruletė, kampainis, pieštukas. Medžiagos dar papildomai reikalingos. Tai yra sraigtai medžiai įvairaus ilgio, 20 mm, 25 mm, 16 mm ilgio, reikalingi vyriai ir kilputės įsukamos į tvirtinti atramas. Tai pagrindiniai įrankiai ir medžiagos. Dirbant tokia seka pradedant dirbti. Pirmiausia, prie atramos prisiskirtinom vyrių. Tai yra, turit padaryti nuožulą, padarytą nuožulą, tam, kad plokščio vyrio šitą iškilimas įsileistų. Padedat atramą prie plokštumos. Nureguliuojat, kad būtų atstumas nuo krašto, nuo vieno krašto ir nuo kito krašto vienodas, tai yra pamatuojat slankmačiu, kad būtų vienodi atstumai nuo vieno krašto ir nuo kito krašto. Ir per centrą pažymit įlą vieną skylutę. Pažymėjome vieną skylutę, pasinaudojant kraštą, įgrėžėt kiaurimę, kaip rado, kiaurimę šičia, ir įsukat medsraigtį. Šičia sukat medsraigtis 25 mm ilgio pagal storį tašelio. Kadangi tašelis yra apie 26 mm, tai galim sukti 25 mm sraigtą. Gręžiamos skylės gylis yra 0,9 sraigto ilgis. Jeigu sraigtas yra 10 mm, tai gauname 0,9 bus 18 mm skylės gylis. Ne per visą sraigto ilgį, bet 0,9, 0,8 galima sraigtą ilgį. Ir tada mes įsukam pirmą sraigtą. Pažiūrit, kad būtų lygiai išlindę kraštai, kad būtų viena plokštuma, vyrio plokštuma ir atramos gala, kad būtų vyris ir atramos galas būtų vienoj plokštumoje. Vienoj plokštumoje. Po to pažymit antrą kiaurimę, trečią kiaurimę, centrus pažymit, išgrėžėt skyles ir prisukat. Vyris prisuktas 3 medsraigčiais. Šičia plokštuma išdėsit, kampainį patikrinsit, vieną plokštumą lygų. Viskas viena detalė paruošta. Toliau kitos detalės yra mazgas. Čia yra vienas mazgas, tai yra, sakysim, dešinės pusės atrama, kairės pusės. Surinkti mazgus. Visą mes turim surinkti krūvą. Tai yra į bendrą gaminį. Iš detalių, iš mazgų turim padaryti gaminį, surinkti į bendrą gaminį. Surenkama yra apkabų pagaunama. Viena apkaba, kita apkaba yra apkabos. Apkabose išgrėžėt skylutes, atstumu nuo krašto 20 mm, nuo šito krašto 20, nuo šito šono 7 mm, 7 mm. 2 mm kraštą padarot kiaurimės. Apkabinat apkabas. Šiuo stripelius apkabom. Ima 20 mm sraigtas ir prisukat. Vienai apkabai 4 sraigtai. Iš vienos pusės 2 ir iš kitos pusės 2. Analogiška tvarka padaroma antra pusė ir kitas galas. Sujungę šitą tos
du mazgus į krūvą, apkabų pagalba, mūsų staklės slankioja. Tai yra. Galim keisti ilgį. Galim keisti ilgį. Tos apkabus reikalingas tam, kad bus galima keisti ilgį. Tai yra juostos įtempimui. Juostos ilgį, juostos įtempimui. Ir po to, kada sraigtų pagalbą prisukom vyrius, uždedam šitą atramą, pritvirtinam, kur baigėsi viršutiniai apkadai, kur baigėsi paskutinė kiaurinė, 50 mm į šito galo pusę, pritvirtinam atramą. Metrą pagalbą. Taip pat pirmiausia vieną, paskui likusius du mes ir prisėdam. Pritvirtintas jis turi vaikščioti. Po to sudedam, įsukam kilputę, padarom metalinę atramėlę metalinę ir gaminiai surinkti. Šitos atramėlės pagalba, keičiant kampą, tas strypelis įsirėmė į padarytus įgilinimus ir galim keisti įtempimą. Jis statmenėja, daugiau tempia, mažiau tempia. Koks kampas yra ir šitoje vietoje beveik stačias kampas. Taip įsitempia juostą. Viskas gaminiai surinkti.